Sveiki, gerbiami žiūrovai. Pradedame laidų ciklą, kuris yra skirtas Kaunui. Lietuva yra Kaunas. Ir turiu galvoje ne pavardę, o miestą. Miestą, kuris Lietuvos istorijoje suvaidino ypatingą vaidmenį. Kalbėsime su žmonėmis, kurie susiję su šiuo miestu, su jo istorija, tyrinėja tą istoriją, gyvena jame, žino apie miestą daug daugiau negu kiekvienas iš mūsų. Ir pirma pašnekovė yra istorikė Ingrida Jakubavičienė. Kelių knygų, skaičiaus nepasakysiu, man atrodo, kad 6 knygų, bent jau kaip minimum autorė, ir apie tuos politikus, kurie iki 40 metų darė Kauno miestą tokiu, kokiu jisai yra dabar. Tai mano klausimas būtų, ar Antanas Smetona, jūsų knygų herojus, buvo šio miesto gyventojas, sakysim, nemenka savo gyvenimo dalį, ar galima pavadinti Kauną Antano Smetonos miestu? Tai pirmiausia, noriu pasakyti laba diena visiems klausantiems ir žiūrintiems mūsų pokalbį. O atsakant į klausimą, ar Kaunas galėtų būti Smetonos miestas, turbūt reikėtų pasakyti ir taip, ir ne. Todėl, kad miestas turi ilgą labai istoriją, nuo viduramžius menančią istoriją. Ir Antano Smetonos vaidmuo ir visas politinis veikimas šitame veiksme ir miesto gyvenime užima tikrai daugiausia 2 dešimtmečius. Bet mes esam istorinėje prezidentūroje, kur Antanas Smetona, ko gero, atliko, ne tai, kad svarbu vaidmenį, be jo sunku įsivaizduoti šį pastatą, be jo istorijos, be jo vaidmens ir ta istorinė prezidentūra laikinoji sostinėje, tuometiniai laikinoji sostinėje. Tai vis tiek aš kalbu apie šį laikotarpį ir žmogų, politiką, kuris vis tiek vaidino labai svarbų vaidmenį Lietuvos istorijoje ir iki šiol prisimenam smetoniškus laikus. Tai jeigu mes kalbame apie tą nepriklausomą Lietuvą ir būtent Smetonos laikus ir tą laikinąją sostinę, tai tikrai neabejotinai Smetona mums čia raktinis yra žmogus ir, kaip sakau, asmenybė, kuri laiko apskritai Lietuvos istorijos 20 amžiaus pirmos pusės visą mūsų istorinį pasakojimą. Tai žinoma, kad tas pasakojimas labai smarkiai susijęs su Kaunu ir su šituo pastatu. Nes ypač jau atėjus į valdžią po 26 metų perversmo ir stiprinant prezidento instituciją, stiprinant valdžią vienose rankose, tai aišku, kad ir pats Smetona tampa, galima sakyti, galios centru, o taip pat ir šitas pastatas, prezidentūra, tampa pačiu svarbiausiu priėmimų centru. Ir jeigu aš taip pat iš atminties pamėginsiu atgaminti, kaip atrodė Kaunas kokiais 25 metais, iš tų nuotraukų, kurias teko matyti, ir Kaunas 40 metais. O tas praktiškai 15 metų laikotarpis, matyti kiekvienais metais statybos, nauji statiniai, nauji administraciniai, ūkiniai, verslo, švietimo, ligoninės, miestas, ne tai, kad modernėja, jisai vystosi. Ir kokia tuometinio miesto ypatybė, kai mes žiūrim ir į Antano Smetonos ypatingai tuos metus valdymo, ką jisai davė miestui? Architektai, kurie rašė apie tarpukario Kauną ir architektūrą, knygas pavadino optimizmo architektūra, kad, žodžiu, yra labai daug visuomeniai optimizmo. Aš gal vadinčiau tai ne optimizmu, o tikėjimu savo valstybę. Todėl, kad kai žmogus tiki ir tuo, ką jis daro, kai jam yra svarbu, tai, ką jis daro ir ta vieta, kur jis gyvena, tuomet mes ir turime, pavyzdžiui, Žaliakalnį, kuris šiandien yra UNESCO pripažintas paveldo objektas,
O juk tai kauniečiai tiesiog statėsi nuosavus namus. Tačiau statydami nuosavus namus, jie, galima sakyti, pastatė paminklą visai nepriklausomai Lietuvai. Pastatė paminklą, kuris ir šiandien mums rodo, kokie tų žmonių tikslai buvo ne vienadieniai. Jie galvojo toli į ateitį. Tačiau dėja, tarptautinė situacija, 40 metais įvykusi okupacija, kuri tikrai ne dėl lietuvių kalties įvyko, o dėl Hitlerio ir Stalino suokalbio, visą tai nutraukė, tiesiog brutaliai, drastiškai nutraukė. O žmonių sumanimas, ypač inteligentijos, kuri 19 metais karštligiškai tiesiog per keletą dienų pasitraukė į Kauną, čia stengiasi įsikurti, ir tikrai visas jėgas pašvenčia kartu ir savo asmeninės gerovės kūrimui, bet labai didelė dalimi ir tos valstybės kūrimui. Nes apskritai, žiūrint į to meto visuomenę, kai mes matom tą tarpukario Lietuvos stebuklą, tai jis yra visiškai neatsiejamas nuo žmonių nusiteikimo. Būtent to idealizmo, ir kurio mums šiandien labai trūksta, jo negalim nusipirkti, mums nieks jo negali nei paskolinti, nei kaip nors, mes tiesiog jį savyje turim atrasti. Tai va, tie žmonės vis dėlto po Pirmo pasaulinio karo ir jo metu, jie jau užsiaugino, subrendo tam angažuotumui dirbti nepriklausomai Lietuvai, nes jie patys tos nepriklausomybės labai ilgai siekė, jie norėjo nepriklausomos valstybės ir žiūrėjo tai kaip į bendrą kūrinį. Ne taip, kad kas tai yra ta valdžia ir čia mes dabar ją tik kritikuokime ir panašiai, bet jie suvokė, kad jie patys yra viso to proceso dalyviai. Tai visa šita labai smarkiai veikia ir visuomenę, ir tai veikia visą valstybę. Dėl to ir tos valstybinių įstaigų, sakykime, ir kūrimas, ir naujų pastatų statymas joms, juk nebuvo suprantama, kad štai valdžia dabar čia kažkodėl tai atima kažkieno pinigus ir kažką tai stato valstybei. Tai buvo suvokiama, kad mums visiems čia yra statomas, pavyzdžiui, naujas Lietuvos bankas ar kažkoks ministerijos naujas pastatas, galiausiai Lietuvos universitetas, juk jį reikėjo sukurti. Ir čia vėl buvo didžiulis ir valstybinių lėšų paskirimas ir sukaupimas, bet tai buvo suvokiama, kad tai yra daroma mūsų visų bendram labui. Ir tuo sekdami žmonės taip pat mąstė, kad valstybė kūrėsi ir mes esam visi to proceso dalyviai. Žinot, prieš porą dešimtmečių filmuojant dokumentinės laidas, kuriam aš rašiau tik tai scenarijų, tai mes atėjom filmuoti ir į šį pastatą, visą naktį filmavom, bet kartu apžiūrėjom ir kitas lokacijas ir aš buvau, pamenu, nustebęs, kiek Kaune yra autentiškų pastatų iš to laikotarpio, neatskleistų dar iki galo, galbūt neišnaudotų, kur dabar įsikūrusi filharmonija, iš tikrųjų unikalus pastatas, statytas prieškaryje, tie statiniai, kurie, apie žmonių namus aš jau neminėsiu, kurie atitiko to meto Europos tendenciją, bet prisiminkim tą geopolitiką tuo metu. Baigiant temą apie prezidentus ir mes gyvenam dabartyje, mes matėm jau ne vieną Lietuvos dabartinį prezidentą, prisimenam, tyrinėjom prieškario Lietuvos prezidentus. Ar galima išskirti kokį nors bruožą asmeninį, valstybinį, požiūriai jų skiriasi, bet sakysim kažkokį asmeninį bruožą, kuris juos vienytų arba atvirkščiai labai skirtų? Apie rūkymą nekalba. Tai turbūt man bent kas ateina į galvą, kalbant apie tokį bruožą, čia mes kalbam apie Smetoną, Aleksandrą Stulginskį ir Kazį Grinių. Tai visų pirmiausia inteligentiškumas. O kas tai yra tas inteligentiškumas, ką reiškia būti tuo inteligentu? Tai 4 dešimtmečio pradžioje netgi buvo straipsniai apie tai ir skatino visuomenę apie tai galvoti ir būti tokiais. Tai
buvo rašoma, kad inteligentai tai mūsų tautos smegenys, kad per juos reiškiasi valstybės ir gerovė, ir pažanga, ir pasididžiavimas. Na ir kad inteligentui visų pirmiausia turi rūpėti ne savo asmeniniai reikalai, bet pirmiausia valstybės ir tautos gerovė. Tai čia gal ir labai skambios frazės, bet jeigu mes tyrinėjam biografijas mūsų prieškario prezidentų, mes labai aiškiai matome, kad iš tikrųjų visi jie buvo labai aktyvūs visuomenininkai. Nieks jiem nemokėjo už straipsnių rašymą, o juk, pavyzdžiui, už vertimus. Už vertimus, taip. Čia gal taip, už atliktus vertimus Vileišis mokėjo Smetonai, bet tai tikrai nebuvo jau tokios sumos, kad sakytume, kaip tai yra naudinga ir pelninga. Tai nebuvo tikrai toks pelningas dalykas. Bet rašant į laikraščius, gal kokį rublį ir gaudavo, bet dažniausiai vis dėlto tai buvo iš tokių asmeninių paskatų. Ir pavyzdžiui, Smetona rašė daugybės politinėmis temomis, visuomeninėmis temomis, tiesiog ugdydamas visuomenės supratimą, kas tai yra politika, kas tai yra pilietinė visuomenė, galiausiai įsitraukimas į politinius reikalus, mąstymas apie juos. Sakykime, Stulginskis yra juk agronomas pagal profesiją. Na ir šiandien, kiek mes matome aktyvių tų agronomų, vis dėlto Stulginskis rašo labai daug į ūkininkų laikraščius, apie žemės ūkį, patarimai įvairiausi ir panašus dalykai. Tai vėlgi yra naudingi dalykai, bet su jo profesija kartu ir visuomeninis darbas. Grinius, gydytojas, vėlgi čia švietimas vyksta apie užkrečiamas ligas, apie sveikatą, apie jos reikšmę ir visus kitus dalykus. Tai, žodžiu, mes matome labai aktyvų įsitraukimą vėlgi į visuomeninės organizacijas. Kalbant apie Smetoną, dar prieš Pirmą pasaulinį karą, kiek Vilniuje buvo lietuviškų draugijų, praktiškai nebuvo nė vienos, kur nebūtų narių ar tarybos kažkokiu, žodžiu, narių Smetona. Ar tai būtų choras, ar spektaklis, ar netgi dailės draugija, atrodo, ar jisgi tapo. Bet jis net ir lietuvių dailės draugijos narys. Tai taip pat ir Stulginskis, žodžiu, įsitraukęs į tikrai keletą iš karto lietuviškų draugijų. O juk viskam tam reikia ir laiko, ir lėšų tam, kad tos draugijos veiktų. Ir visas tas galvojimas apie tai, kad, turbūt būdinga būtų šiandien populiari frazė, kas jeigu ne aš, kada jeigu ne dabar. Tai mes čia gal kartais pajuokaujame, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbus imperatyvas. Jeigu aš nedarysiu, kas tada už mane tai darys? Jeigu aš turiu sąlygas ir galiu, tai gal tikrai čia ir yra mano dabar tas šansas kažką nuveikti ir padaryti. Tai ne tik prezidentai, bet ir visi, to meto inteligentai, kurie vėliau tapo ir universitetų dėstytojais ir kariškiais netgi aukšto laipsnio, jie buvo įsitraukę į valstybinius ir visuomeninius reikalus. Netgi apie karininkiją kalbant, tai tikrai, sakykime, šiandien jau griežtai kariuomenė yra atribota nuo bet kokio politinio dalyvavimo. Tuo tarpu tarpukariu ten viskas buvo taip persipinę ir iš tikrųjų daugybėje visuomeninių organizacijų mes matom ir generolus, ir pulkininkus, ir majorus, ir viskas ten, žodžiu, tos pačios Lietuvos labui dirbama. Ir visko buvo. Ten ir pučai, ir pučų demaskavimas, ir suėmimai, ir generolų teismai, ir pašalinimai iš kariuomenės, visko buvo. Iš tikrųjų, toks jau laikmetis buvo, kuriama Lietuva, bet grįžtam prie to klausimo. Čia inteligentiškumas, bet mes dabartyje irgi matėm kelis prezidentus ir aš, jeigu manęs kas nors paklauso, aš sakyčiau, tuometinės Lietuvos prezidentai
vis dėlto jie nebuvo išėję iš kokių nors politinių struktūrų carinės Rusijos, nebuvo susiję, jie buvo tautinių lietuviškų organizacijų, kurie steigėjai, ten tarybų nariai, aktyvūs, neaktyvūs dalyviai, bet vis dėlto kūrė tą tautiškumą. Jeigu perinam į dabartį, vis dėlto kol kas didelė dalis prezidentų ar ten buvo komunistų partijos nariai, gal neaktyvūs kur nors politiškai, išskyrus Algirdą Mykolą Brazauską, kuris vis tiek buvo pirmo sekretorijos pareigose, bet vis tiek tam tikros sąsajos su ta praeitim buvo. Čia galbūt dėl to, kad buvo totalitarinė valstybė, Rusijos imperija šiek tiek kitokio pobūdžio, bet sakysim, toks yra skirtumas santykio su iki nepriklausomos Lietuvos buvusia valdžia, nors santykio ir prieškarį netrūko, ir mūsų dalis pirmųjų karininkų buvo Rusijos imperijos kariuomenės ten karininkai ir panašiai, ypatingai tie pirmieji generolai, bet vis tik tai kalbant apie dabartį, kiekvieno žmogaus, kurio paklausi dabar apie politiką, jisai turės savo nuomonę. Ko dabartyje politikoje trūksta? Atsakyčiau turbūt vienu žodžiu - atsakomybės. Man toks žodis ateina, todėl kad vis dėlto skaitant apie tarpukario prezidentus, kiek tai buvo apmąstoma kiekvienas žingsnis, kiek buvo kalbamasi prieš priimant įvairiausius sprendimus ir su vyriausybės nariais, ir su įvairių sričių patarėjais, kurie prezidentūroje čia posėdžiaudavo iki išnaktų. Ir nors Smetona čia labai taip paniekinančiai ir neįsigilinus apibūdinamas tik kaip autoritaras, tačiau jis nėra ne vieno sprendimo priėmęs praktiškai tik pats su savimi pasitaręs asmeniškai. Visi politiniai sprendimai, išskyrus tik jo pasitraukimo, tai čia jau buvo jo asmeninis apsisprendimas, bet ir tai dar pasitikrinus, ar tikrai čia bus organizuotas pasipriešinimas, ar jam čia bus saugu likti, ar tikrai jis bus apsaugotas tuo metu. Tai tik pamačius, kad to nebus, tada jau yra tas asmeninis sprendimas pasitraukti. Bet visi kiti sprendimai juk yra priimami kolegialiai, valandas svarstant, posėdžiaujant, išklausant įvairių tos srities ekspertų nuomonės ir žodžiu požiūrius. Taigi, ta atsakomybė tuo metu buvo tikrai stipriai juntama. Ar mes imtumėm Stulginskį, ar mes imtumėm Smetoną, čia tikrai yra toks labai labai asmeninis santykis, kad o kaip aš čia dabar galbūt pasirodysiu ir kaip tas sprendimas apskritai lems ir kokį svorį turės. Tuo tarpu dabar aš manau, kad viskas daroma taip, šiandien taip pasakysiu, rytoj kitaip pasakysiu, tiesiog be jokios atsakomybės. O juk mes istorikai, mes rašom istoriją. Viską prisimenam. Viskas gula. Kiekvienas sakinys, kiekvienas komentaras, kiekvienas sprendimas jis nugula. Tai yra istoriniai faktai, kurių jau vėliau mes tikrai nekraipysim, o rašysim taip, kaip buvo. Tai tikrai norėtųsi ir politikams palinkėti būtent daugiau atsakomybės. Juk vis dėlto šiandien labai mes kritikuojame Smetoną, kritikuojame kai kuriuos kitus, žodžiu, kaip čia buvo tokie sprendimai, kodėl čia, bet pagalvokime, o kiek kritikos sulauksite jūs, nes dabar atsakingų sprendimų, pamatuotų sprendimų iš tikrųjų labai trūksta. Aš manau, politikai iš karto tuo metu, kai būna valdžioje, mažai galvoja apie tai, kaip jie atrodys ateityje. Jeigu turi atsakomybės, galvoja apie tai, ar reikia padaryti reikalingus darbus, ar pagaliau tie darbai, kurie daromi, yra
reikalingi, pavyzdžiui, Taip. dabartis Lietuva stovi Ukrainos rėmėjų pusėje. Prieškario Lietuva stovėjo, aš sakyčiau, irgi tokioje pozicijoje, kai reikėjo principą demonstruoti, turiu galvoj santykius su Lenkija. Vilniaus klausimas aktualus, konstitucijoje įrašyta sostinė, bet vis tiek Lenkijos tuo metu valdoma teritorija ir šitoj vietoje tas principas jisai buvo išlaikomas iki 38 metų, kol geopolitinė padėtis pradėjo keistis, santykiai, bet vis tik tuometinė Lietuva šalis, kurie turėjo didelę sieną su Lenkija, nors praktiškai ten iki 38 ryšių tų nebuvo. Didelę sieną su Vokietija. Geopolitinė ta situacija atrodė tokia, Europos pakraštys, bet vis dėlto, kaimynai tokie gal pavojų keliantis, bet vis dėlto europiniai. Dabar mes turim visai kitokią geopolitinę situaciją, bet Lietuva vis tiek pasirenka ir savo laiku pasirinko, kaip minėjau, Ukrainos rėmimą, nors tai kelia iššūkių kiekvienai valdžiai. Kaip vis dėlto apibūdinti Lietuvos tuos principus, kuriuos jie demonstravo tuo metu, aš turiu galvoje ir Klaipėdos krašto atžvilgių, ir tie pirmieji nacionalsocialistų teismai. Tuo metu valstybė buvo principingesnė? Tikrai principingumo netrūko. Ir žinoma, šiandien mes iš istorinės perspektyvos čia galime kritikuoti, kiek tai Lietuvai apsimokėjo, ar čia buvo naudinga ir panašiai. Tačiau mes turime vertinti tai, kad juk tuo metu mes nežinojome, kad 40 birželio 15 jau valstybės nebeliks. Buvo projektuojama kur kas ilgesnis valstybės gyvavimo laikotarpis. Ir taip, tikrai principiniai momentai. Vilnius, Lietuvos istorinė sostinė. Lenkai tai sulaužo Suvalkų sutartį, labai negarbingai pasielgė, ir sakykime, kaip anksčiau jie čia deklaravo, kokia čia tai yra broliška valstybė, o juk pasielgė tai labai nedraugiškai ir labai nebroliškai ir tiesiog sutartis yra gėdingai sulaužoma. Taigi, tai ką mes turime užmerkti akis ir sakyti, kad viskas gerai. Vis dėlto lietuviams Vilnius ir Vilniaus krašto netekimas tai buvo ilgai kraujuojanti žaizda. Ir taip, sakykime, ypač tautininkai ir prezidentas Antanas Smetona, tikrai principingai labai laikėsi šitos pozicijos. Galbūt kitų partijų atstovai, kaip pavyzdžiui ir Stulginskis su Krikščionių demokratų bloku, jau jie kažkuriuo momentu galvojo, galbūt ir būtų galima kažkokias dėrybas su Lenkais pradėti ir panašiai, bet pavyzdžiui, nei Smetona, nei Voldemaras iš vis nematė jokių galimybių, nes, žodžiu, lietuvių tauta yra pažeminta, atimta trečdalis teritorijos, juk ta Lietuva, kurią atkūrė vasario 16 dieną, tuo nepriklausomybės aktu, tai ji buvo gerokai didesnė, atsiprašau, ji buvo ir su Seinais, ir su Augustavu, ji su visu Vilniaus kraštu. Ir štai mes jo netenkame, o juk tai yra svarbios Lietuvai istorinės teritorijos. Taigi tenka, aišku, toliau gelbėti tuos likučius, kurie dar yra, ir ta laikinoji sostinė tampa nuolatinė Kaune, bet principingumas jis tikrai buvo rodomas, ir kalbant apie Klaipėdos kraštą, vėlgi Hitleris ateina į valdžią, bet Smetona jau paskaitęs Mein Kampf, jis mato, kad čia bus problema ne tik Lietuvai su tokiu kaimynu, bet bus problema visai Europai. Ir vėlgi yra pasitarus, aišku, su vidaus reikalų ministrais, su saugumo, tarnybomis, yra priimamas sprendimas, kad reikia kuo greičiau juos blokuoti, kad visa tai neišvirstų į Klaipėdos krašto atplėšimą.
gerokai anksčiau nei tai nutiko 39 metais. Bet vėlgi ir tas Hitlerio apetitas, juk jis augo ne dėl Smetonos politikos, jį augino, aišku, Didžioji Britanija, Prancūzija, kurios nuolaidžiavo žingsnis po žingsnio, o visa tai baigėsi 39 metų, kaip mes žinome, Ribbentropo-Molotovo paktu ir kaip pyrago tiesiog padalinimu Europos. Ir vėlgi šiandien sakoma, Smetonos autoritarizmas privedė, bet tai yra visiškai nesusipratimas. Šnekėti tokias, atsiprašau, bet nesąmonės. Tai tikrai jau būtų laikas baigti, todėl kad ne Smetona ir ne Lietuva ir ne Lietuvos visuomenė yra atsakinga už tai, kas atsitiko 40 metų birželio 15. Bet kartais tokia tezė būna išsakoma, kad Smetona balansavo tarp Berlyno ir Maskvos, nors mano galva tuo metu ta Maskvos įtaka, iki tol, kol Hitleris nesutvirtėjo atėjęs į valdžią, jinai buvo netokia, kaip mes galime įsivaizduoti ten europinės valstybės kaip Didžioji Britanija, Prancūzija ar tos pačios Vokietijos vaidmenį, tuometinės Vokietijos vaidmenį. Tai šitoj vietoj, kai dabar mes vis tiek mezgam naujus geopolitinius labai tamprius ryšius su Vokietija, kviečiam vokiečių karius į NATO pakraštį ir žinoma, tie kariai domėsi ir Lietuvos istorija, ir prieškario Lietuvos istorija ir mato tuos visus niuansus, santykius su Vokietija, kurie buvo tuo metu mūsų politikų ir tuometinių, kas domėsi istorija, santykiai su Vokietija. O Smetoną galima pavadinti antivokišku politiku? Aš jo taip jokių būdų nepavadinčiau. Smetona labai gerai išmanė vokiečių kultūrą. Nepamirškime, kad jis yra poliglotas, kalbėjęs 6 užsienio kalbom, jų tarp ir vokiečių. Jis laisvai skaitė vokiečių filosofus nuo Kanto, Hėgelio ir Fichtės ir toliau. Nepamirškim, kad jis buvo net universiteto dėstytojas, kur skaitė filosofiją ir dabar ruošiuosi konferencijai ir kaip tik pranešimą darau apie Smetonos paskaitas, tai patikėkite, tai buvo tikrai eruditas, prezidentas eruditas. Ir štai, kalbant apie santykį su vokiečiais, tai yra santykis politinis. O juk jo santykis yra nuo Pirmojo pasaulinio karo, jis nutarė nepasitraukti kaip dauguma iš tos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti ir nutarė pasilikti, todėl kad netiki rusų propaganda, kuri metami lapeliai apie tai, kad ateina žvėrys, visi būsite išpjauti ir ne vienas neliksite gyvas. Vis dėlto Smetonagi jau tuo metu perskaitęs vokiečių filosofus mato, kad ta kultūra yra dar gerokai aukštesnė nei rusų, tai taip, kad patikėti, kad čia užplūs tokie barbarai, tuo tikrai nereikia. Taigi jis lieka Vilniuje, tampa draugijos pirmininku ir praktiškai 5 metų diena iš dienos yra nuolatinis kontaktas su vokiečių okupacinė valdžia. Diplomatiniai santykiai, žingsnis po žingsnio, iš lėto atsargiai, einant į įvairius kompromisus, vis dėlto Lietuvos taryba su pirmininku Antanu Smetona nueina iki vasario 16. Tai yra labai svarbu, jie nueina ir iki gruodžio 11, bet vis tiek mes tuo tikruoju nepriklausomybės atskaitos tašku vis dėlto laikom 16 dieną. Tai santykis su vokiečių valdžia, jis pats važiuoja į Berlyną, skaito pranešimą apie Lietuvą Adlon viešbutyje, Berlyno centras šalia Brandenburgo vartų. Tai santykis yra toks, kad jis supranta tą kultūrą, jis pažįsta vokiečius ir grėsmę jis mato iš Vokietijos tik tada, kai atsiranda valdžioje Hitleris. Paskaitęs jo Mein Kampf, pamatęs visą nacionalsocialistų programą, jis supranta, kad čia yra didelis pavojus. Tačiau tai nėra kažkoks antagonizmas apskritai visai Vokietijai, vokiečių kultūrai, nes jis, kaip sakau, ją
labai giliai pažįsta ir tikrai, na, yra, na, toks pagarbus santykis su Vokietija. Tai aš taip pakomentuočiau. Nu, iš tikrųjų nepasidavėt mano provokacijai, kad Smetona antivokiškas, bet aš turėjau galvoje būtent tuos 39-uosius metus, kai Smetona gaudamas iš Berlyno škirpos pasiūlymus atmetinėjo, nors Lietuvos diplomatai jau žinojo ir apie slaptos sandorius ir Lietuvos galimą perleidimą Sovietų Sąjungos įtakos zonai. Taip, tai vat tas jo sustojimas ir nenoras bendradarbiauti su Hitleriu būtent kilo iš to jo pasipriešinimo, kad, nu, žodžiu, Hitleris taip, nacionalsocializmui, kad su šita partija čia yra blogis ir čia tikrai mes negalime eiti kartu, būtent dėl Hitlerio politikos. Jeigu tai būtų visiškai, na, kita politinė jėga ir kiti pasiūlymai, tai tuomet aš manau, kad Smetona būtų nesunkiai įtikinę, na, bendrų kažkokių bendradarbiavimo galimybėmis, bet su Hitleriu tikrai, Hitlerį ir tą visą nacionalsocializmą jis tikrai atmetė kaip didelį pavojų ir kaip tikrai blogį. Todėl, na, dėl to ir ta politika va tada jau konstravosi būtent taip. O žinot, vis tik tai kitais metais bus vienas šimtmetis. Tai yra 26 metų gruodžio 17 perversmas. Žinoma, kad visi prisimena šį istorinį įvykį, Smetonos vaidmuo, na, daugmaž vis tiek išnagrinėtas, kiek ten to vaidmens ir bebuvo. Tiek ten ir bebuvo, bet taip. Taip. Bet šitoj vietoje vis dėlto žiūrint į tai, kad jisai, na, tą situaciją pasinaudojo, nu, vienaip ar kitaip įtvirtino galiausiai savo valdžią tokiu būdu, pasinaudodama šitą atsitikusią situaciją, kai buvo nuversta demokratiškai rinkta valdžia, toliau Seimas kaip ir veikia, bet buvo visokių aplinkybių, kurios leido jam tiesiog tapti iš esmės tokiu vienvaldišku Lietuvos vadovu, tačiau ketvirtas dešimtmetis vis tiek grįžtama prie Seimo, na, koks jisai ten bebūtų. Bet tuo pačiu metu ir visokių apribojimų partijoms atsiranda, įstatymas specialus ir visa kita. Va šitoj vietoje, ar galima paaiškinti, kas atsitinka su Smetona tuo laikotarpiu, nes jisai vis tiek buvo ir demokratiškai rinktas, na, tarybos ir taip toliau, vadovavo Lietuvai. Pirmas Smetona, antras Smetona. Taip, tai va čia kaip tik mano parodų temos, ką jūs kalbate. Taip, praeitais metais juk ir minėjome 150 metų su Antanui Smetonai ir tikrai rengėme parodas ir viena paroda ir buvo tarp autoritaro ir tarp autoriteto tiksliau ir autoritaro. Taigi va čia ir buvo lauko fotografijų paroda per 15 stendų, per 15 nuotraukų. Mes stengiamės papasakoti, kaip Smetona bręsta kaip politikas ir kaip jis yra pakankamai liberalus netgi pradžioje politikas ir tikrai visiškai demokratiškas. Jam pasako, nusišalink vasario 16 nuo posėdžio pirmininkavimo, nes dabar Basanavičius turi būti pirmininkas. Gerai, sako, prašom, baigėsi posėdis, vėl Smetona juk pastatomas pirmininku. Tai jokių problemų nekilo jam, todėl kad tikrai tas jaunas, bręstantis politikas tuo metu, na, apie vienvaldystę kažkokią net neturėjo jokių minčių. Ir ta jo pirmoji prezidento kadencija, sakykime, baigėsi, sako, perduok dabar įgaliojimus Stulginskiui, ir iš karto ir perduodama, užleidžiama prezidentūra be jokių čia klausimų, ar čia man tai daryti ar nedaryti. Tačiau vis dėlto vėliau mes matom, kad Smetona dirba politiniuose darbuose, kai jis yra pakviečiamas. Štai reikia Latvijos-Lietuvos sienos sutarties, kaip teisininkas buvęs prezidentas reikalingas.
Klaipėdos po sukilimo reikia prijungti Klaipėdos krašto. Ką čia reiškia prijungti Klaipėdą? Prisiūsim, mes jį priklijuosim. Ne, reikalinga sutartis, tarptautinė, patvirtinta kitų valstybių. Tai vėl čia Smetona yra kviečiamas, dirba ir tikrai jo darbo rezultatai yra labai geri. Mes juos galime tikrai pasididžiuoti. Tačiau, kai jau jo nebereikia, vėlgi joks postas, jokia pozicija jam taip ir nėra pasiūloma, o žmogus, jis nori dirbti tą valstybinį darbą, jis nori būti politikoje. Ir o politiniai oponentai jį vis meta ir meta kažkur į paraštės, žodžiu, meta į šoną. Ir, žinot, turbūt tuo metu pradeda formuotis kažkoks viduje, toks siekimas, vis tiek kažkaip į politiką aš dar sugrįšiu. Ir kartu dar bendraujant su Augustinu Voldemaru, o mes žinom, kad jau Voldemarui radikalumo tai tikrai netrūko. Taip. Jeigu Smetona tai ramus kompromiso žmogus, tai Voldemaras apie kompromisus čia girdėti niekada nieko nenorėjo. Tai bendraudamas su tokia radikalia aplinka, žinoma, kad ir pats Smetona turbūt palaipsniui persijima tokio radikalizmo, kad jeigu taip mums neišeina, tai mes tada kitokiu būdu. Ir štai tas perversmas, vėlgi čia jį ne Smetona organizuoja, kaip vėlgi čia tenka pasiskaityti komentarų, atrodo pats jis čia suorganizavo, tai jokių būdų ne. Ir tarp kitko, perversmui ruošiasi istorinė prezidentūra, būtent gruodžio 17 per Griniaus jubiliejų mes atidarysime parodą skirtą būtent perversmui, kur tikrai nuoširdžiai šitoje konkrečiai salėje bus atidaryta paroda, kurią norėsime paaiškinti lankytojams, visuomeniai, kasgi vis dėlto yra tas perversmas, kas tikrieji organizatoriai, kokios priežastys iš jo jį nulėmė, o kodėl visuomenė jį tai priėmė ramiai, paprastai, lyg kaip natūralų dalyką. Tai šiandien mes labai čia atrodo priimam kaip kažkokį tai krūviną, tragišką įvykį, nors realiai nebuvo iššautas tie šūvis. Tanketės prie prezidentūros stovėjo. Taip, bet jokių susirėmimų nebuvo, nieks nežuvo ir taip labai greitai įvyko tas valdžios pasikeitimas. Bet grįžtant prie to, kaip pasikeičia Smetona, mes turbūt jau čia kaip istorikai nebet galėtumėm atsakyti, bet galim atsakyti pasitelkę psichologiją, tokius dalykus, nes žmogus keičiasi. Keičiasi žmogus, jį formuoja aplinka, jam daug įtakos gali daryti, ir bendražygių politinių netgi pasikeitimas. Valdemaras buvo Rusijoje tuo metu, kai Smetona buvo Lietuvos tarybos pirmininkas. Tai galime sakyti, bendražygių pasikeitimas jau koreguoja ir politiko veiksmus. Ir taip pat turbūt tas siekis valdžios ir tikrai mes matom, kad ir rašo nuolatos opozicinius tokius straipsnius, netgi kai gresia kalėjimas, nutarė, kad ir nemokės 2000 baudos, o geriau sės į kalėjimą. Aišku, jį surenka visuomenė tuos pinigus ir jis po 4 dienų yra išlaisvinamas, bet čia ir vėl sakytumėm Smetonos tokia drąsi pozicija. Tegul parašo dabar laikraščiai, kad buvęs prezidentas pasodintas Stulginskio valdžios į kalėjimą ir panašiai. Tai žodžiu, tas noras atkreipti į save dėmesį, kad aš esu, siekiu kažko, tiksliau politinio darbo siekiu, ar ne, siekiu daryti politiką, dalyvauti joje. Tai mes visą tai matome, O Smetona tuo metu tikrai buvo įkalintas? Taip, 4 dienas Kauno sunkiųjų dienų čia jau precedentas Europos istorijoje, nes daugiau prezidentų tokių. Taip, 23 metais lapkričio 10 naktį ar 11 naktį jį suima ir 4 dienas netgi juk ir Vaižgantas per spektaklį, kai dalyvavo ir prezidentas Stulginskis, kreipėsi į publiką ir į prezidentą taip pat, kad prašom išlaisvinti vis dėlto buvęs prezidentas kalėjime. Stulginskis to nepadaro, bet
bet visuomenė surenka tuos reikiamus 2000 litų, tai vis dėlto tuo metu buvo didelė suma, bauda už Voldemaro parašytą straipsnį prieš vyriausybę, prieš Galvanauską, bet atsakingas redaktorius yra Smetona, taigi jis ir atsako už tą straipsnį. Tai vat Smetona renkasi kalėjimą ir tuo pačiu, vat toks yra politinis žaidimas ir kaip matom, jis gana radikalėja. Ir žodžiu, sėsiu ir į kalėjimą tam, kad jūs mane prisimintumėt. Na, galiu sutikti, kad politikai keičiasi, pagal save jaučiu, kad anksčiau buvau nuosaikesnis gerokai. Bet vat pabaigai viskas vyko Kaune. Visi šie istoriniai įvykiai iki pat 40 metų Kaunas vis tiek vienaip ar kitaip de facto Lietuvos sostinė, kuris gyveno savo gyvenimą, kuriame buvo ne tik politika, buvo kultūra, buvo architektūra, buvo Europa iš esmės Kaune. Kaunas Europoje, Europa Kaune. Žinau, kad išleisit knygą naują. Apie šitą pusę galima ką nors pasakyti tokio ypatingo ir Kaunui, kuo jisai skiriasi nuo dabartinio Kauno? Na, galbūt skirtumas tas, kad iš tikrųjų į tokį apšepusį buvusios carinės Rusijos imperijos miestelį staiga suvažiuoja visa valdžia ir jis tampa staiga per naktį praktiškai sostinė ir tenka tikrai ir su butų krizėmis kovoti ir su įvairiais nepritekliais ir panašiai. Tačiau vis dėlto jau yra suprantama, kad niekur kitur mes nedingsime, šitas miestas mūsų startinė pozicija. Tai vėlgi, vieningumas yra pačių Kauno gyventojų, kad susidūrę su sunkumais, turime juos patys spręsti. Trūksta butų, reiškia, turime statyti namus. Reikia statybų, turi žmonės kažkaip investuoti į tai, kas yra svarbiausia. Na ir kalbant apie modernėjimą, tai aš tikrai, rašydama ir šią paskutinę knygą, ir ankstesnę knygą, kuri vadinosi Dviese, Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė, modernybės vėjai ir lietuvių inteligentija, pilnas toks pavadinimas, būtent apie tą modernėjimą. Aš daug rašiau, kad po nepriklausomybės paskelbimo atrodo, kad lietuviai nuo rytų, nuo Rusijos labai staiga nusisuka ir atsisuka būtent į vakarų Europą, į vakarus. Ir todėl yra sekama Prancūzijos mada, yra mokomasi anglų kalbos, važiuojama į Vokietiją apsipirkti. Į Paryžių. Į Paryžių taip pat, todėl kad jeigu tik tai atsiranda fotoaparatai, tuoj pat fotoaparatai atsiranda ir Lietuvoje, ir įsimokėtinai Laisvės alėjoje, praktiškai visų tuo metu garsiausių, bent jau Vokietijos firmų atstovybių ir mes čia galėjom rasti parduotuves. Ir amerikiečių. Ir amerikiečių beje, taip. Ir buvo galima užsisakyti amerikietišką automobilį, ir vokiškas radijas, ir fotoaparatus, ir daugybę kitų prekių. Ir visa tai mus labai artino prie Europos, o be to nepamirškime, kad ir praktiškai labai nesunkiai buvo galima traukiniu iš Kauno nuvykti į Berlyną, o iš ten jau ir tolimesnė. Gal ir dabar bus ta galimybė, bet sako po 30 metų. Tik po 30 metų. Bet galbūt mūsų automobiliai jau šiandieną yra patogesni ir tą Berlyną pasiekti galima tikrai per pusdienį gerą, sakykime, net ir automobiliu. Taigi tas noras modernėti, bet perimant vakarų Europos kultūrą, jis buvo labai labai stiprus. Galbūt, aišku, tik tai laikinojosios sostinės čia išsilavinę ir turtingesni žmonės galėjo tuoj pat visų tuo pasinaudoti. Tačiau mes net ir kaimo vietovėse jau galime pastebėti, kad ir dviračių padaugėja, radijas atsiranda vis turtingesnio, sakykime, ūkininko namuose, ir panašus dalykai. Bet visą tą
procesą, kuris tikrai jau 4 dešimtmetį buvo įgyjęs labai netgi didelį pagreitį. Visa tai tiesiog, užblokuoja sovietinę okupaciją. Na ir paskutinis klausimas, labai trumpai atsakant. Galima ir vienu žodžiu, ir sakiniu, ko reikia dabartiniam Kaunui? Dabartiniam Kaunui? Man atrodo, turbūt vėlgi daugiau atsakomybės valdančiųjų, kas valdo miestą. Daugiau atsakomybės, nes kartais šiandien sprendimai tokie, kad turbūt nepasitarus jie yra. O požiūrio į istoriją? Ir požiūrio į istoriją, taip, tikros istorijos ir išmanimo istorijos, o neišmanant ekspertų pasikvietimo. Nes vis dėlto, tai yra svarbu. Miestas yra formuojamas ne vienai dienai, ne metams, bet pokyčiai mieste, jie išlieka toliau šimtmetį. Tai jeigu tarpukario Kaunas pripažintas UNESCO, žiūrėsime, kokį įvertinimą dabartinis Kaunas turės po 100 metų. Dėkui už galimybę pakalbėti ir apie Kauną, apie Lietuvos istoriją, apie Smetoną. Nepalietėm svarbių temų, kas Lietuvoje visada sukelia daug aistrų. Paminklos Smetonai statyba Vilniuje. Kaunas, galima sakyti, prie istorinės prezidentūros turi. Tai dėkui dar kartą ir aš tikiuosi, kad žiūrovai ne tik žiūrės šią laidą, bet ir skaitys knygą, kuri bus išleista po kelių mėnesių. Taip, ačiū labai už pokalbį.